vasaros metu kaina yra, sakykime, jo maža, realiai padenginti tik tais transportavimo, kirtimo kaštus, tam neišeinant savikainos darbuotojų išlaikymui. Tai birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėjas, 4 mėnesius viską vešim į sandėlius ir laikysim. Minimaliai kažkiek parduosim, bet didžiąją dalim ruošiame sezonui tam, kad kai ateis laikas nuo spalio pabaigos iki kol šildymo sezonas tęsis, kad mes ramiau galėtume miegoti, dėl to, kad iš jau sandėlio išvežti mes galėsim pagamintą biokurą jau bet kada. O privažiuoti ir sumalti jau patirtis jau savo parodė, kad ne visą laiką yra tiek techninės galimybės, tiek gamtinės sąlygos leidžia. Buvo šiemet tokia naujovė, priminė taisyklę, kur buvo kažkada atsiradus, kad jeigu katilinės nenusiperka tam tikrą reikiamo kiekio, kurį paskelbė, kad jiem reikės nusipirkti, jie tada turi teisę didinti kainą 10% ir tada jau tu net nebenorėdams parduoti jiem vienašališkai esi įtraukiams į tiekėjų sąrašą ir tu nenori, tu turi jiem tiekti. Čia tas buvo siurprizas. Iš tikrųjų, vat katilinės paskelb tokį sąrašą, vežkit, kas, ta prasme, žinai, ir reziumė nėra galinčių ir norinčių atvežti dėl to, kad yra daug pasirašyto pas visus sutarčių jau iš ankstesnių laikotarpių. Ir tu supranti, kad tu turi statyti 11% didesnę kainą tam tikrais atvejais, kad tu nepapultum į tą intervalą, kur katilinė tave gali tiesiog įtraukti, kad tu ją įvežtų. Ir tu, kaip pavyzdys, gali per savaitę pateikti 100 mašinų, neapsižiūrėjęs, neapsiskaičiavęs, kaip pavyzdys, net nenorėdams laimėti, pasirašai 10%, daleiskim, ne? Papuolė į tą intervalą ir tada turėsi suvežti ne 100, kokius 300 mašinų. Nori, nenori.